tą tiesiog išrinko jį, pervežė ten 5 kilometrus ir vėl surinko. Tačiau tas kino teatras buvo pavadintas tada Paneriai, tačiau jisai gyvavo porą metų, galbūt, gal mažiau, nes nesusilaukė populiarumo iš vietinių gyventojų ir visi vietiniai gyventojai to rajono turbūt važiuodavo tūsintis į centrą, o tas vietinis kino teatras, nu, nežinau, gal jis buvo pernelyg baisus ten, pernelyg marginalus, jisai net nepateisino lūkesčių ir buvo uždarytas. Tyliai ramiai. Na va ir matot Vilniaus ekranuose, 44 metais rodoma Helijos 1, Helijos 2, Vilniaus 38 ir Gedimino 21. Tai va tas Gedimino gatvė 21, dabar būtų 11 gatvė kažkiek be numerio, nežinau, tiesiog ant 11 gatvės, tiesiog ant centro būtų stovėti. Na ir labai keista, kad Vokietijos kariuomenė ir valdžia, jie nesitikėjo pralošti karą, vartant tą laikraštį Naujoji Lietuva ir žiūrint tuos visus statybos darbus, teatrai buvo užbaigti prieš pat paliekant Vokietijos kariuomenį į Vilnių, prieš pat pralošiant ir dar šventė 44 metų, matot kairėje apačioj, šventė dar tą išvadavimą iš bolševikų, pompastišką šventę, tačiau už mėnesį jie turėjo trauktis. Tai yra nepilnai už mėnesį, birželio 22, o Liepos vidurygi buvo. Nepilnai už mėnesį prasidėjo jau. Birželio 22 kaip tik prasidėjo Palamoje sovietinė operacija ir per 2 savaitės juos išstūmė. Tai čia matyt rašyta anksčiau jie nesitikėjo, nes labai staigiai prasidėjo ir dideliu mastu ir buvo toks šokas truputį. Tai va, bet aš pažiūrėjau, laikraštis įeina iki galo to pergalingos nuotaikos, ten jie nekalba apie jokius ten, kad kažkas keičiasi fronte, jie kalba, kaip gerai rodo kino teatrai, kaip jo žmonės eina ir taip toliau. Tai yra labai nuostabu. Trumpai tiek, grįšime dar prie šito mėlynojo kino teatrų sąrašo. Jisai, kaip jau minėjau, nesikeitė ypatingai per tuos dar 3 epochas, tautinė lietuvių, sovietinių lietuvių ir nacių arba vokiečių prisidėjo, tai yra sumažėjo 3 kino teatrai, prisidėjo 1. Buvo pastatytas, kaip jau minėjau, tas medinukas ir buvo uždaryti 3. Bet tas sąrašas jisai toks ir išliko. Klausimai? Ačiū už dėmesį jums. Atsiprašau, jeigu užverčiau per nelik daug informacijos, nes patys mato, kiek čia jų tų kino teatrų, jeigu pradėčiau vardinti, kur koks adresas ir kaip jis pavadinimas, būtų šakės. Jeigu turit klausimų, galite prieiti prie manęs po renginio. Galim ir dabar, taip. Ar buvo kokia nors priežastis, kodėl kino teatrui būdavo antram aukšte? Greičiausiai pirmieji, kad ten buvo pigiau, aš taip įtariu. Nuomotis pigiau, nes niekas nesitikėjo, kad ten gali kažkokius pinigus didelius atnešti, aš įtariu, kad tik tai dėl tos priežasties. Ir jie susirasdavo kažkur pigesnį didelį kambarį ir įsirengdavo ten kino teatrą. O pirmam aukšte prie gatvės būdavo brangiau, tai jie eidavo į kiemus ir kažkur ten didesnį vietą ieškojo, nes prie gatvės rasti didelę patalpą buvo jiems per daug sudėtinga ir brangu. Sakykit, prašau, ką žiniasklaida rašė apie žiūrovų reakcijas pirmuosius seansus? Ar buvo kilę tokių skandalų, pasitenkinimų? Ypatingų ne. Tas pirmasis kino teatras Vilniaus Iliuzija arba Iliuzijonas, jisai netgi atsidarė be ypatingos pompastikos. Tai yra nebuvo skelbiama mėnesį prieš tai, kad tuoj atsidarys tas kino teatras, jau liko ten 7 dienos. Apie jo darbą buvo pranešta netgi post factum. Suprantat? Tai yra, kad 26 dieną, nuo 26 dienos rodžiaus skelbimais, pasirodė 30 dieną, kad jau veikia toksai. Paskui jie padidino tą reklamą, kai jau įsikūrė. Greičiausiai dėl to, nes nesitikėjo to komercinė sėkmė. Nes tada buvo 7 metais dar tas teatrų tik taip pats bumas dar priešakyje ir jie buvo pionieriai ir negalvojo, kad čia kažką tokio revoliucingo ir labai didaus nuveiks. Bet dabar jie į istoriją. Aš skaičiau, kad iš kino teatro į kino teatrą veždavo vežimų patį kino
patį kiną, tas juostas, o kaip dažnai, bet aš nesupratau, ar kas... Kad nelabai, nebent repertuaras buvo atnaujinamas kas savaitę, nes visą laiką rodydavo tą patį ir tą patį, suka. Gal ten pavarijuoja, truputį padėlioja eiliškumo tvarka, bet programa laikydavosi. Paskui paskelbė jau skelbimo, atnaujinam, jau nauja programa ir iš tikrųjų ten nauji tie 5, 6, 7 filmai, kurie vėl sudėlioti kažkaip yra. Tai 35 metų atsiminimas, kad jie vaikščia iš kino teatro į kino teatrą, žiūrėdami tą patį filmą 2 savaitės. Tai jau sutapo tiesiog, papučiu metu. Paskui filmą jie vaikščia. Paskui filmą. Vat aš nežinau, nes ta tradicija jau atsirado sovietmečiu, aš manau. Kai buvo daugybė kino teatrų, iš pradžių parodo centriniai kino teatrai, paskui vidutinio lygio, paskui jau tie prastieji kino teatrai, tokiais 3 etapais. O tarpukarį ir anksčiau jie konkuruodavo žiauriai tarpusavyje, nebuvo centralizuotos jokios sistemos, todėl jie negalėjo, kad tas pats filmas rodytų kitur. Čia tikrai netiesa. Nes konkurentas niekada nerodys to filmo, kur ką tik parodė jo konkurentas. Tai būtų, komercinė nesėkmė. Aš girdėjau vakar Sonatą atsakinėdama šitą klausimą, sakė, kad taip atsitikdavo retai, bet tuo metu kino rodytojai keisdavo pavadinimą šiek tiek, arba išeidavo į reklamą, žodžiu, vardas aktoriaus, o ne pavadinimas, kad kažkaip suminkštinti tą, žodžiu, nesėkmės atsitikimą. Akivaizdu, kad tas tai taip, jo, bet tik tai to pačiu pavadinimu niekada nerodydavo, o kad apgaudavo, tai faktas kaip blynas. Nes reikėdavo pirkti tuos filmus, pinigų, aišku, nedaug, tai jie pakeisdavo pavadinimą ir sukdavo tą patį. Ir būdavo visiems gerai, nes mes ką žiūrim? Mes žiūrim reklamą, mes tikimės įspūdžio, o ten tas turinys, tai 2, 3 vietoj. Taip, bet čia jau apgavystė, čia taip neturėtų būti, nors aišku būdavo ir ne taip retai. Ten dar klausimas. Jūs norėjot paklausti? Norėjau paklausti, kaip laiko skyrėte šitos medžiagos tyrimo darbui, kokiais rėmėtės šaltiniais ir jeigu nepaslaptis, kas paskatino būtent tyrinėti? Paskatino tyrinėti tokia meilė, tyra meilė gimtajam miestui ir toks baisus įsiūtis dėl dėmių, baltų dėmių pilnos jo istorijos. Kai mes surengdavom kelionę, prieinam kažkokį, matom, užrašus. Ar ten kažkoks, liko ten, pavyzdžiui, paimti Teatro gatvėje yra užrašas Vila Marija ant vartų ten tokios. Turbūt niekas net neatkreipė dėmesį. Ir dabar kas ta Vila Marija? Niekur nėra jokios informacijos. Ir tada automatiškai kilo noras įsiaiškinti. Ir tada reikėjo eiti į archyvus, sėdėti ten 1,5 metų. Reikėjo vartyti bibliotekose tuos senus pageltusius laikraščius to laiko, kur čia dabar iškart daug pridėta. Arba ten tų posesijos planų, tų valdų planų, kur ten stovėjo tas kino teatras, kuris galėjo būti. Tai tą reikėjo nuveikti, bet kažkam tai reikia, tai tą mėšlą išveikti. Ir kas ta Marija Vila? Tai yra pusiau lietuvė, pusiau lenkė Marija Mongirda arba Mongirdienė. Ir įdomi šeimos istorija, kilę iš Žemaitijos, atsiradė Žemaitijoje, Mongirdų dalis. Dalis jie tapo lietuvių nacionalistais, kita dalis tapo lenkų nacionalistais ir, pavyzdžiui, to Mongirdienės sūnus įstojo lenkų legionierius. Jeigu būtų prasidėjęs karas, tai pusbrolis prieš pusbrolį būtų kovoję. Vienų buvo pavardė Mongird, kitų Mongirdai. Tai tie Mongirdai, daktaro Mongirdo namas ten buvo ir tai buvo turtinga šeima. Ten buvo Čiagino iš pat pradžių vila, paskui pardavė dar vienam mūsų verslininkui, paskui Mongirdai. Ir ta Vila Marija nuo vardo ir ten yra įdomi, rasose jie palaidotų visą šeimą. Tai reikėjo atkasti tą visą šeimos istoriją, nuo ten Plungės, visokių ten kaimų dvarų, iki pat Vilniaus, kaip jis ėjo po Rusijos imperiją malėsis, visą šeimą ir taip toliau. Aš dar noriu klausimą, tokį labai trumpą. Paskutinį, gerai tada? Ar Holivudo kino teatras rodė Holivudo produkciją? Taip, visur jinai dominavo.
šiaip 4 šalių. Tai yra Vokietija, galbūt labiausiai, Holivudas, Prancūzija ir Rusija. Tai yra 4 šalys, tokia tvarka, kokia išvardinama. Vokietijos žvaigždės buvo labiausiai suvokiamas ir suprantama. Na, dar aišku, tarpukario Vilniuje Lenkijos kinoteatrai, Lenkijos kinematografas, kiek jau buvo. Ten buvo irgi pramoginio daug prikurta, visokių ten pasišakinėjimų. Tai jeigu dar turi klausimų, dar jūs sakėte, dar šiek tiek galės laiko Jo, skirti aš po dar to. galėsiu 10 daugiau minučių pakalbėti, galim susėsti ir toliau pratęsti. Organizatoriai spaudžia. Ačiū Jums.